Sveiki visi, šiandien dalinuosi visiškai naujų video formatu, tai yra tiesioginė ištrauka iš mano klientės hipnozės seanso. Ir esu labai dėkinga jai, kad jį leido pasidalinti šitą išmintimi, kuri buvo išreikšta. Ir šis seansas yra be galo unikalus tuo, kad jame informacija, kurią mes galime sužinoti galbūt tik nagrinėdami knygas, skaitydami mokslinius dalykus, žiūrėdami dokumentikas. O čia visą tai ėjo tiesiogiai su daugybė perpildytų išminties ir žinių bagažu. Taigi klientė prisiminė gyvenimą Pietų Amerikoje kaip Pietų Amerikos indėnas ir dalinosi tokiamis detalėmis kaip medžioklė, kaip drėgnieji sezonai, liūtis, kaip genties veiklos, kuo jie užsiema ir kiti papročiai, kalbėjo apie dievus. Ir kas įdomiausia, kad būtent dažniausiai taip ir būna hipnozės metu, žmogus antiek prisimena tą prisiminimą, kuris tampa toks ryškus, kad jisai net pakeičia ir kalbėjimo manierą, ir jo pasaulio matymas yra būtent sklindantis iš ten. Ir jisai pamiršta akimirkai, kad jisai gyvena čionais moderniame pasaulyje. Jisai kalba per to žmogaus tiesioginę prizmę. Todėl sakau, bus kalbama apie dievus, pavyzdžiui, pastebėsime, kur parodydama pasaulėžiūrą, kuri yra mums jau pakankamai nauja, tolima ir galbūt šiek tiek primityvesnė, tačiau be galo išmintinga ir įdomi. Ir vėliau bus pasidalinama pasąmonės dalimi, kuomet pasąmonė apžvelgs visą tai ir pasakys, kodėl jinai būtent parodė šitą gyvenimą klientį ir kaip jisai susijęs su dabartimi. Ir tai, kaip sakau, iš tikrųjų paneigia laiko visą teoriją ir laikas tampa iš tikrųjų iliuzija, nes prisimindami praeitį, prisimindami praeities dalykus ir kartais prisimindami netgi ateities dalykus, ką irgi per hipnozės seansus kartais parodo žmonėm, mes galime keisti, įtakoti dabartį ir suvokti, kas vyksta, kodėl vyksta ir kaip galima būtų kažką transformuoti link didesnės harmonijos. Tai tiesiog toks neįtikėtinas suvokimo ir transformavimo būdas. Tai linkiu malonaus klausimo, dar kartą dėkoju klientai, kad leido pasidalinti ir susitiksime vėl netrukus. Krūmus kažkokius tai lapai, vanduo, varva. Sakei, vanduo, varva, kaip manai, iš kur jisai? Labai drėgna. Labai karšta, tvanku, drėgna. Matau savo ranką, ruda tokia ranka. Apibūdink savo ranką. Kokia jinai? Ranka tvirta, stipri. Apyrankės iš kažkokio tai, nežinau kas ten, kauliukai, ne kauliukai. Kokios spalvos jie, kaip atrodo? Balti rudi. Ir laikau ietį, gal nežinau, ietis, ne ietis. Papasakok apie tą ietį, kokia jinai. Plona tokia, klanka. Ilga, trumpa. Su aštriu galų užuoštrintu. Ir einu tyliai per mišką. Koks jausmas eiti per mišką, tyliai? Kažko tai tykoja. Kaip jauti, kas tai galėtų būti? Kažkokia žvėrė. Kokie jausmai tavo viduje, ką jauti? Reikia tai padaryti, reikia pagauti, reikia sumedžioti. Kas vyksta, ką matai? Kažkokį švilpesį girdžiu. Apibūdink, kaip jisai skamba. Atsisuku. Tai ženklas. Iš kitų matyti mano gentainių. Kažkas miške sušlamėja. Sakai, gentainiai šalia, esi ne viena? Mes apsupam kažką tai. Papasakok, kas vyksta. Einu tyliai, kad negirdėtų niekas. Matau savo kojas.
Papasakok apie Ant jas. kojų irgi apyrankės, apykojas. Aha. Jo. Tyliai einu. Dabar jau greičiau einu, bėgu jau. Kas vyksta, kur bėgi? Bėgu per mišką. Garsas dabar jau garsiau, visur šlama. Paleidžiu ietį. Kas vyksta toliau? Kaip paleidai? Visi rėkia ten. Žodžiu, pribėgam visi. Daugiau žmonių. Kažkoks gyvūnas guli didelis. Kaip tas gyvūnas atrodo? Man atrodo didelis toks kažkoks šernas, ne šernas, bet toks didelis. Dar gyvas. Tavo ietis pataikė į jį, ar ne? Kokie jausmai tavyje, ką jauti pamatęs? Džiaugsmas. Kodėl džiaugiesi? Džiaugiuosi, kad atnešiu į kaimą moterim. Labai gerai. Gal gali pažiūrėti savo pėdas, papasakot, ką matai, koks tavo kūnas? Kojas tvirtas. Nosyje kažkas. Kas nosyje? Kažkoks kištukas, nežinau kas, perverta nosis. Sakei, turėjo apyrankės ant rankų, ant Jo. kojų. Tai tatuiruotės. Kaip jos atrodo, apibūdink, labai įdomu. Ką jos vaizduoja? Kažkokie tai kryželiai, taškeliai, negaliu pasakyti tiksliai. Ornamentas kažkoks. Ar jis kažką reiškia tau, ar jis tiesiog... Kažką reiškia. Nes viskas reiškia. Ar turi jausmą, ką tai galėtų reikšti? Sėkmiai. Tatuiruotės sėkmiai. Labai gerai. Ką dar ant kūno pastebi? Esi kažką apsirengęs, ant nieko? Ant strienų kažkas tai užrišta. Nežinau. Matai savo strienas, gali pasakyti, ką matai, ką dėvi. Stiprus žmogus atrodo. Kažkokia tai skiautė užrišta. Ant vyriškų vietų. Esu vyras. Jaunas ar senas? Jaunas. Tokių, metų. Nežinau, kiek metų, bet jaunas. Ne jaunuolis, bet jaunas. Labai gerai. Ar kūnas jaučiasi sveikas? Labai tvirtas, stiprus. Jo. Ar ant galvos kažką dėvi, ar nieko nėra? Aklos, juodi plaukai. Taigi supinta kažkas surišta. Ir dabar gyvūną matai prieš save, sumedžiotą, kas vyksta? O dabar tai raišioja kažkas. Ir man reikia rišti kojas. Kanopus matau. Jo, kanopus. Šernas. Juodas toks šernas. Savo ietį išsitraukiu. Kas vyksta toliau? Ką matai? Susėdam aplinkui pailsėti. Ar daug jūsų aplinkui? Kiek žmonių? Kokie 5 gal. Ar jie to pažįstami, tavo draugai, ar nepažįstami? Iš to paties kaimo turbūt.
vienos genties esam. Kas vyksta dabar, kai susėdot? Kažką graužiam, kažkokius lapus. Papasako. Kažkokie lapai jėgai. Nežinau, kas šito. Kažkokie lapai jėgai. Koks jausmas, kai jos graužia, kaip kūnas jaučiasi? Atokvėpis. Įtampa nuslūgsta. Kokią skonį tie lapai jėgai? Ar jie turi kokį skonį? Tokie žolės kažkokios, tai kažkokios skonį gal. Gerai. Ką dar pastebi aplinkui? Ką svarbu paminėti? Kas atkreipia tavo dėmesį? Paukščiai suskrinda. Ar reikia keltis, neštis į kaimą eiti, nes atskrenda paukščiai. Plėšras. Ką nusprendė daryti? Lazdą. Ryša vyrai kojas, kabinsim lazdos, nešim. Gerai. Užsivedu ant peties. Ant dešinio peties. Sunku. Bet džiaugsminga. Labai gerai. Keliaujam. Kaip miškas atrodo aplink? Ką matai? Labai tanku. Tanku medžiai, lapai, drėgna. Gerai. Nusikelkime laiku į priekį, kai jau parnešė šerną į ten, kur turėt parnešti. Tu jau ten. Kas vyksta, ką matai? Saulėlydis prasidėjo, saulėlydis nušviesta. Tokia plato kaimas, kaip laukymė kaimas, namukai, šiaudiniai apvalūs namukai. Šunys kažkokie bėgioja, moteris vaikšto. Ir mes atnešam. Visi pradeda džiaugtis, visi lekia, meta darbus. Ar tai tavo kaimas? Tai kažkas pribėgo prie manęs ir man už alkūnės glosto mano alkūnę. Aš nešu ant peties, o man dar kažkokias moteris, kažkokia jauna, glosto mano alkūnę. Ar pažįsti šitą moterį? Kaip Nežinau, žmona turbūt, mano moteris, Kaip jinai atrodo, apibūdink ją. jaunutė tokia, labai miela. Kokius jausmus jauti tai moteriai? Nu, aš myliu ją, matau, kaip džiaugiasi. Tokį didelį žvėrį parneši. Padedam vidury kaimo prie laužavietės. Ten jau moteris subėgo visas, o mes galim pailsėti. Kažkokį gėrimą atnešam. Papasako apie tą gėrimą. Molinę mindę. Geriam visi iš eilės. Susėdam ilsėtis. Gėrimas tos lyg rūgštus būtų šiek tiek. Ir atpalaiduojantis.
bendraujate tarpusavį ir tiesiog ramiai Aptarinėjom geriat? medžioklės ypatumus, kas buvo. Ką kalbate, kokie tie ypatumai? Kažko tai aiškinam vienam mūsų broliui, kad jis nelaikų puolė, reikėjo truputį palaukti signalą. Sida vardu, man atrodo. Girdžiu, lyg tai Sida sako. Jis per anksti norėjo šokti, jaunas dar. Bet viskas gerai, nesugadino medžioklės. Nes šiuo laikotarpiu mažiau gyvūnų gali sumedžioti, reikia labai tiksliai. Gali nebūti kito šansų ilgai. O koks tai laikotarpis, kad mažiau gyvūnų? Dabar lietingasis prasidės. Bet viskas gerai. Labai gerai. Ar šiame kaime ir gyveni, ir kitame? Jo, čia šitam kaime. Gal nori apžvelgti namą, kuriame apsistoji, trobelę? Aplinkui smėlis, indai sustatyti moliniai, aptvarėlis su kažkokiu tai gyvūnu, ožkelės ar tai. Ar tai tavo namai? Turbūt mano namas. Šiaudinis, žemas stogas, reikia pasilenkt įeiti. Ar vienas jame gyveni? Ne, gyvenam su moterim. Tai ta moteris, kur tau žalkūnės laikė, kaip man. Taip. Labai gerai, ką dar matai savo namuose? Kampe kažkas tai sudėta, patalai gal kokie tai. Nežinau, iš ko jūs tai padaryta. Tai kažkokia tai lapai, ne lapai. Ar tai lova, kurią miegi? Jo. Tai Didelė, maža? kampe telpa 2 žmonės, jo. Smėlio grindys. Koks jausmas būt namie, savo aplinkoje? Gera, jauku, saugu. Labai gerai. Dabar judėkime į priekį, laiku į akimirką, kada tu vakarieniauji. Šioje vietoje, kurioje tu gyveni. Mes jau atvykome į tą akimirką, kai vakarieniauji. Šioje vietoje, kurioje gyveni. Kas vyksta, ką matai? Tamsu jau, žvaigždės danguje, laužas dega. Laužas dega. Kepa maistas. Koks tai maistas? Galim valgyti mėsą. Įmam rankom. Ir valgom visi. Aptarinėjom. Moteris sėdi šalia. Moteris atskirai, vyrai atskirai. Vaikai girdisi. Ar jūsų didelė gentis, ar nedidelė? Nedidelė. Kokius jausmus jauti, kai apie savo artimus žmonės, gentį pagalvoji? Labai toks jausmas vienybės. Tai jauku gera, prasmė tame yra.
tai yra mano. Nieko nereikia. Gali tai būti visą laiką. Labai gerai. Ką dar pastebi aplinkui? Tamsa, aplinkui tamsa. Ir žvilgsnis visų budrus. Labai gerai, sakei, dangus žvaigždėtas. Papasakok apie jį. Žvaigždėtas, mėnulio nematau, bet dangus žvaigždėtas. Ką jauti matydama žvaigždės virš savęs? Begalybės jausmas. Didingumo ir dieviškumo. Visi dievai čia yra. Visi dievai, kurie mus saugo. Jie žiūri iš ten į mus. Gražu. Gerai. Dabar palikime šią sceną ir leiskime pažiūrėti dalykus, kuriais tu daugiausiai užsiimi šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime, kuriems tu skiri daugiausiai laiko šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Mes jau čia, kas vyksta. Kažkokį pluošto virvės suku. Tokias tvirtas virvės reikia susuk, moteris to negali padaryti. Sunku darbas, tai? Kai vyksta tas sukimas, papasako. Tvirtai suspausti reikia giją, dar ją trinti, tada sukti ant kitos. Svarbiausia, kad neišsileistų, nebūtų per plona. Iš ko tos gijos padarytos? Iš kažkokios tai augalo kažkokio tai. Sausas toks, gal lianas, ne, tokias nežinau, lyg iš pluošto būtų. Ką? Kam tos vijos bus naudojamos, kaip manai? Namų statybai, apjuosimui, labai daug kam. Jungiamoji medžiaga. Kaip jautiesi tokį darbą darydamas? Labai susikaupęs. Ar darai vienas, ar tau kažkas padeda? Atrodo vienas. Kaip atrodo vieta, kurioje tai darai? Tam pačiam kaime. Kažkur nuošaliai prie namo. Tai gerai. Gerai, dabar palikime šią sceną ir nusikelkime į priekį. Į svarbę dieną šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Į dieną, kurią tu laikai svarbia ir kurioje kažkas vyksta. Mes jau persikeliame, mes jau čia. Kas vyksta, ką matai? Kažkas panikuoja, panika, kažkoks griaustinis, labai stiprus griaustinis. Pasipylė lietus ir labai stipriai užpylė taip, kad net dievai matyt supyko. Kaip manai, kodėl galėjo supykti? Per mažai aukojom. Aš sakiau, kad per mažai bus šiais metais. O ką jūs aukojate? Gyvūnus. Savo rankų darbas. Tai, kas moka kiekvienas, ką geriausia. Jiems buvo mažai.
stiprus labai vėjas ir griaustinis, kažkur tai akmuo nukrito. Bet laimė tai toliau kažkur. Kas vyksta, ką matai? Žmonės bėgioja, panikuoja. Kaip pats jautiesi, stebėdamas audrą? Raminu savo žmoną. Turim būti drąsus. Viskas bus gerai. O kaip pats ar viduje jauti nerimą, ar ne? Tai baisu. Baisu. Reikia eiti į mišką. Palikti kaimą ir eiti į mišką. Nors ir ten nesaugu, bet reikia eiti į mišką. Ką nusprendė daryti? Renkamės eiti. Vaikus renka. Vieno neranda. Ką darysit, ieškosit vaiko ar ką nusprendė? Ieškos turbūt tėvai, mes neieškosim. Einam visi. Negalim delsti. Kaip ta audra vyksta, kaip ją apibūdintum, kokia jie? Stiprus lietus, vėjas. Griaudi labai stipriai. Daužosi griaustinis ir žaibas. Medžiai lūžta kažkur. Ar jauti kokį kvapą? Ar nėra? Drėgmės. Dabar tavo kaime vyko audra ir jūs ruošiatės jį palikti, eiti į mišką. Žinau, yra ola, kurioje mes visada slepiamės, jeigu taip ištinka. Mes visi bėgam, šlapi. Ta ola netoli prie olų. Reikia prabėgti per tą mišką, kuris dabar krenta kai kur. Kaip sekasi bėgti mišku, kad Mes prabėgtum? bėgam labai greitai. Net nesižvelgdami, kad ką. Ar daug jūsų? Tėvai bėga, visi kas kur, nes tamsoje nesimato. Nes deglų neturim, viskas užmirko. Tiesiog jauti, kur bėgti, žinai. Jo, pribėgam prie olos. Kaip ta ola atrodo, apibūdink ją? Reikia atidengti viską, kad įeiti ten vidun. Sulendam. Irgi tamsu. Čia gali būti gyvačių. Bet kai drėgna jos slepiasi, giliau po akmenais. Ar tai didelė ola ar maža? Ola didelė. Turi daugiau kambarių. Laužavietės vieta, paruošta viskas. Tokiems atvejams Taip. kaip šis. Kažkas jau kūrė ugnį. Vaikai verkia. Kaip jautiesi pasiekęs olą, ar jau saugiau, ar ne? Saugiau, sausiau. Kaip tavo žmona šalia, kaip jinai jaučiasi? Gerai padeda kažkam tai daro. Vaiką kažkokį tai rankų paėmė. Ar daug jūsų čia atėjo pasislėpti? ar Dar ne vis eina, tiek? dar eina žmonės.
pastebi šioje vietoje? Baisu, kad nebūtų kokios jaguaro ar dar ko nors. Jie mėgsta tokias vietas. Gerai, dabar palikime šią sceną ir nusikelkime vėl į priekį, į kitą svarbę dieną šiame gyvenime, kurį mes dabar stebime. Mes jau čia, kas vyksta, ką matai. Aš surištas, šviečia saulė, karšta, pečiai surišti virvę, tokia kaip aš pats darau. Labai skauda koja. Tai žaizda matau. Aš sėdžiu pririštas prie kažkur, prie uolos kažkur. Stulpo gal. Šalia kiti vyrai. Ar jautiesi vyresnis negu buvai, ar toks pats? Koks jausmas? Panašiai. Vyresnis gal. Kaip manai, kodėl tave jie surėžo? Pagavo. Kiti. Kas tie kiti? Kaip jas apibūdinti? Iš toli atėjo. Jie mus puldinėja dažnai. Mes nieko nepuldinėjom, jie mus puldinėja dažnai. Jie norėjo mūsų žemės. Mūsų kaimas jiems patinka. Ir kas nutiko, kad dabar tave surėžo? Ar jie pasiekė jūsų kaimą? Žinau, jie mane matyti. Nužudys paskui. Jie mėgaujasi, džiaugiasi, kad jie laimėjo mus. Ar jie užėmė jūsų kaimą? Matyt, taip yra. Tai mūsų visus mąstau stipriausi vyrai mūsų sėdi kartu su manimi. Tu ne vienas su savo broliais. Kaip jūs jaučiatės, kaip tavo broliai, kaip tu? Labai pyksta. Labai aš pykstu, labai įniršęs. Labai. Taip būna pykta, kad net kojos neskauda. Negaliu išsivaduoti, negaliu. Ant ko labiausiai pyksti? Nespėjau nieko padaryti. Jie labai klastingi. Jie mus užpuolė naktį. Kur jūsų moteris, vaikai? Girdžiu triukšmas ten kažkur, bet aš jų nematau ten toliau. Turbūt ten, nes rėkia moteris. Ir jas pasiėmė. Viskas, aš jau nematysiu tokių niekada. Ar yra koks būdas pakeisti situaciją, kažką padaryti, ar jautiesi bejėgis? Ne, su mumis viskas baigta. Jie moteris pasiims, o mums baigta. Jie karių neima. Jie karius nužudo. Jiem nereikia. Jie žino, kad mes atkeršysim kada nors. Net jeigu ir liktume. Jie sutiktume gyventi pas juos. Tikrai nekovosim už juos. Aš daugiau nematysiu savo vaiko. Bet mano sūnus išaugs. Žinos, mama jam pasakos apie mane. Papasakok apie savo vaiką, apie sūnų. Koksai jisai? Jis mažas. Mano pirmagimis. Mažas. Bet jis tvirtas, labai bus tvirtas karys. Ir jis atkeršys už mane. Jinai jam papasakos. Bet jie gali jį nužudyti, kad jinai jam nepasakotų.
Jinai turės kitų vaikų, bet jau jiem pasakos kitas pasakas ir istorijas. Ir jau tas vaikas nenužudys jų. Taip ir baigsis mūsų gentis. Ką norėtum pasakyti savo genčiai, jeigu galėtum? Savo sūnui. Mes nuvylėm dievus. Jie mus atkeršė už tai. Dievai nemėgsta, kai taip per mažai aukojam, per mažai meldėmės, per gerai gyvenom. Ką tos aukos duoda tėvam, kaip manai? Dievus pasotina. Ir dievai tada nenori mūsų. O dabar dievai nori mūsų. Jie dabar aukos mus kaip dievams, kaip savo auką. Ir taip visada vyksta. Ir taip vyks. Labai ilgai. Kol atskris erelis didelis paukštis, kuris uždengs savo sparnais visą tai. Ir atsiras kitas laikas. Ir bus kiti žmonės, kurie gyvens kitaip. Kas tie kiti žmonės, kaip manai? Kiti žmonės, kurie bus po mūsų. Tas laikas ateis. Bet jie bus, juose bus mūsų dalis. Kada tai vyks, kaip manai? Dar negreit. Kas vyksta toliau? Ateina kažkas, ateina karys. Ateina dar gerti. Šalia sėdinčio manęs, bet man tai ne. Aš ir neimsiu. Geriau numirsiu. Negu gersi? Manęs jau laukia Dievas. Mūsų dievai. Jeigu mane paaukos, mano šeimai bus geriau tik tai. Kas vyksta toliau, ką matai? Dega laužas. Gerai. Dabar palikime šią sceną ir nusikelkime į priekį, į svarbę dieną gyvenime, kurį mes dabar stebime. Mes jau ten, kas vyksta, ką matai. Nieko nėra. Tuščia vieta, visiškai tuščia vieta kaimo. Ten, kur buvo kaimas, nieko neliko, užaugę viskas. Auga medžiai toj vietoj. Ir niekas nežino, kas čia buvo. Nieko neliko. Viskas apaugę. Gerai, kaip jautiesi, matydamas kaimą apaugus. Pildosi visą tai, ką sakau, praeina daug metų. Bet aš viską matau. Kas pasikeitė, kas išsipildė, kaip manai? Išnyko viskas šitą vietą. Žmonių nėra. Nėra žmonių. Kalnai liko, bet žmonių nėra.
pasveikinti, kaip manai, kaip tėvai, ką galėtum apie juos papasakoti? Niekada nežinai, kada tėvai bus patenkinti, kada ne. Gerai, dabar bet kas nutiko, jau nutiko. Ir tu esi kitoje viso to pusėje. Iš šios pozicijos tu gali peržvelgti visą gyvenimą ir pamatyti jį iš kitos perspektyvos. Kiekvienas gyvenimas turi pamoką ir tikslą. Dabar, kai matai šį gyvenimą, kaip manai, ko išmokai iš jo? Drąsos, nežiūrinti jokias negandas, nežiūrinti nieko, drąsos. Drąsos eiti toliau. Drąsos. Koks manai buvo to? Ryžto. Drąsos ir ryžto. Viskas tavo rankose. Tik tai. Kaip manai, ar pavyko šią pamoką išmokti? Aš tikiuosi, kad tai duos naudą. O koks manai buvo to gyvenimo tikslas? Priimti tai, ką tau duoda dievai. Priimti tai nuolankiai. Su supratimu, kad tu negali nieko pakeisti, reikia tai priimti. Tiesiog būti toje akimirkoje. Priimant tai, kas tau įduodama likimą. Kas bebūtų. Ir išlikti ryžtingam ir drąsiam. Tai gerai. Labai gražu. Aš žinau, kad pasąmonė galėjo parodyti daugybę kitų gyvenimų Ingai šiandien. Tu pasirinkai parodyti būtent šį, kaip šis vyras, gyvenantis gentyje. Ką norėjai papasakoti šio gyvenimo Ingai? Drąsa ir ryžtas, tvirtumas. Visais laikais, per visus gyvenimus. Tai žmogaus variklis. Žmogaus gyvenimo variklis. Nereikia to palikti, nereikia to pamiršti. Bet ir atsidavimas likimui yra visų svarbiausias. Tu turi suvokti, kad nieko tu negali padaryti prieš Dievo valią. Kaip vyksta, taip ir vyksta. Reikia atsileisti ir duoti tam būti. Pripažinti tai kaip Dievo valią, kaip Dievų valią. Ir tik taip tu galėsi ramiau pereiti per bet kokį gyvenimą etapą arba net mirti. Sakyk. Tai duoda jėgos visą tą. O kodėl Ingai tai reikia dabar žinoti? Kodėl nori būtent jie dabar tai pasakoti? Nes jinai to negirdi kartais. Kartais girdi, bet pamiršta. Reikia dažniau tą girdėti, prisiminti dažniau. Protu tai suvokiama, bet tai reikia pajausti. O kad pajausti, reikia daryti tai. Nebijoti iššūkio. Jeigu jis yra, nu nieko pakeisti negali, tu turi eiti toliau.
nemindžikuot vietoje. Tai gerai, Ringa dabar tą suprato, kaip manai. Manau, kad taip. Tai gerai. Tame gyvenime mes matėme moterį, jo žmoną ir sūnų. Ar šitie žmonės šiame gyvenime kartojasi, atėjo, ar jų nėra? Šią akimirką dar ne. Bet kiti buvo. Tai gerai. Gal gali papasakoti apie dievus, kodėl gentis jautėsi nuvylusi juos? Ir kodėl dievai tokie buvo rūstus jiem? Žmonės turi pasitikėti. Pasitikėti ir nebijoti dievų. O jie bijojo dievų. Jie darė visą tai, kad tik jų neskriaustų. O kai taip atsitiko, viskas atsitiko, į kitą pusę apsivertė. Jie neturėjo jaustis nuskriaustais. Tiesiog Dievas parodė tai, kas yra, kai jos nuskriaudžia. Kodėl žmonės bijo Dievo? Nes nepasitikė. Nepasitikė pirmiausia savimi. Kad jie kažką gali padaryti Dievui blogai. Dievas niekada nepyksta dėl to. O žmogui atrodo, kad pyksta. Ir tada jo gyvenime ir įvyksta tai. Dėl ko atrodo jam, kad Dievas pyksta, reiškia, jis baudžia juos. Ir taip žmogus į savo gyvenimą įtraukia bausmes ir negandas. Kaip išmokti ant Dievo nepykti, pasitikėti gyvenimu? Žinoti, kad viską, ką tu darai, tai yra Dievo darbas. O Dievas visagalis, jis gali viską. O jeigu tu darai kažką, reiškia, tu irgi Dievas ir tu gali padaryti tai. Tai Dievas jums duoda visiems. Bet jūs sumenkinat per gyvenimą. Jeigu jūs taip galvotumėt, jūs pasiektumėt daug daugiau. O jeigu būna kažkas nesiseka, kad ir kaip tu nori tai daryti ir nori to siekti. Reiškia, suabejoji. Suabejoji vėlgi savo dieviškumu, Dievo valia. Suabejoti dar nieko. Tu gali suabejoti, žiūrint, į kurią pusę tu suabejosi. Ką tu pasirinksi. Bet ir čia Dievas gali padėti. O kaip mums Dievas padeda kasdien? Vien tai, kad tu kvėpuoji, jau Dievas tau padėjo. Vien tai, kad tu gyveni, toliau tiesi savo dieną, jau tau Dievas padeda. Kiekvienam žingsnį. Niekad nebūni vienas. Tik atsižvelk, tik atsisuk ir pasižiūrėk, kiek akimirkų. Ir tu gali pasakyti ačiū Dievui. O galėjo būti kitaip. Kodėl mes abejojame, mūsų protas tarsi paima vadžias ir mes vėl aptemsta viskas, tas tikėjimas mums? Pamirštam. Pamiršta žmogus iš savo puikybės. Pamiršta, kad Dievas šalia.
Jam atrodo jis vienas. Kokiu būdu primint žmogus savo galią? Būdų yra labai daug. Labai daug ženklų. Gamtoje vien tik tai tiek ženklų. Jeigu žmogus dar miegantis, tai jam tiesiog reikia išsimiegoti gerai. Tada viskas įvyks ir nereikia nieko daugiau. O jeigu žmogus atsibūdęs, jis matys tos ženklus, nereikia jam aiškinti nieko. Kažkurį laiką nepastebėt gali. Kažką pastebės, kažką vis dažniau pastebės. Gerai, ačiū tau, kad pasidalinai.